Sveiki. Labai mane įkvėpė jūsų atsiliepimai apie filmuką, kuris buvo pademonstruotas laidoj Pakeliui namo. Labai daug supratau ir sužinojau, ko jums reikia. Bet šiandien aš noriu pakalbėti apie būsimą mūsų mokymą, apie ateinančių metų planą, kuris yra šiek tiek kitoks negu iki šiol buvo. Ir tai bus kūno sveikatos ir sielos šviesos gyduoliai. Pats mokymas susidės iš 2 pakopų, nes pamačiau, kad žmonės labai mažai supranta apie savo kūną. Laimingas žmogus gali būti tik visiškai suvokęs savo kūną ir tada jį įvaldęs ir tada įmanoma yra sielos programa. Jeigu tik sielos programa, kūnas gali pradėti sirgti, nes užstringa energijos ir užstringa sąmoningumas kūno. Tai šitie 2 dalykai, kad žemėje būti laimingu, reikalingi 2, abu sujungti. Aš esu dvasia įsikūnijus. Ir pirma dalis ir yra suvokti kūną, jo sveikatą ir nesveikatą, kaip jis sutvarkytas, prisiminti visą tai. Mumise visą tai yra, bet prisiminti reikia. Kūne ir dėsniai. Tada yra galimybė, kad aš leisiu sielai, jau suvokdama kūno tvarką, aš sielą įvesiu į valdymą kūno. Tada jokios galimybės būti nelaimingu nelieka. Jos tiesiog nelieka. Nes aš viską darau pagal sielos planą. Aš klystu pagal sielos planą. Aš matau blogį pagal sielos planą. Ir visą laiką nėra nevilties. Nėra tokio dalyko kaip neviltis, abejonė, susierzinimas. Jo nebėra. Tiesiog yra patirtis, kurios aš dar neturėjau. Ir ta patirtis man, kol aš jos nepažinau, atrodo, ne visai gera, gal net blogis. Bet kai aš ją pažįstu, aš sakau, žinot, čia nieko blogo, čia visai nieko blogo buvo. Taip kaip praeitis, kaip jūsų praeitos ligos, kaip jūsų praeitos netektys. Jeigu visa tai yra sąmoningai suvokta, tai yra fizinis kūnas. Sąmoningai suvokiau, kad tas žmogus turėjo išeiti, atėjo jo laikas. Jis išėjo, nesvarbu ar iš gyvenimo, ar iš mano gyvenimo, ar iš mano santykių, tam atėjo laikas. Aš tą turiu suvokti. Ne šiaip pasakyti, nieko tokio, aš čia kažkaip susitvarkysiu, reikia susiimti ir žiūrėti į priekį pozityviai. Tai nėra sąmoningumas. Pozityvumas nėra sąmoningumas. Ir sąmoningumas nėra dvasingumas. Sąmoningumas tai yra suvokimas, kaip fiziniam kūne atsiliepia mano mentalinis ir emocinis kūnai. Su dvasingumu ir su siela tai beveik nesusiję. Labai mažai su siela. Bet šiaip tai yra visiškai nesusiję. Yra kūno sąmonė, kuri pati gydo, pati viską daro. Ir tik tai aš su savo ego blokuoju tai. Visus šituos dalykus reikia suvokti. Reikia pradėti labai sąmoningai suvokti. Nebėgti nuo to, neklausti kitų, nelįsti į kitus. O pačiam visiškai sąmoningai suvokti. Ir tada ieškoti pagalbos. Jeigu dar jos reikia. Nes paprastai suvokus ateina veikimo planas. Ir prasideda pokyčiai. Taip tam reikia laiko kartais. Iki 7 metų paprastai vienam mes turim iki 7 nuodėmių vadinamų arba ligų arba kaip kitaip nesujungtų energijų. Ir kad vieną sutvarkyti, tam ir yra gyvenimas. Jis nėra tam, kad jūs čia pristatytumėt namų ar ten pridarytumėt kažko. Vaikai yra savaime gamtos dalis,
namus visi turim, nes reikia stogo virš galvos, to labiau mūsų krašte. Visa tai yra savaime suprantama. Ir tai visa yra pridedama prie suvokimo, sąmoningo savęs suvokimo. Visa tai visada yra pridedama. Atimama yra tol ir net ne kas nors atima. Aš pats iš savęs atimu, kai nesuvokiu. Vat apie šituos dalykus ir tai neskambės taip, kaip aš dabar. Tai bus gan akademinis mokymas. Pakankamai akademinis, todėl kad į tai įeis kūno struktūros, fizinio kūno struktūros, energijos, kanalai, įeis zodiako, šiek tiek sveikato zodiako, taškai, kuriuos reiktų veikti, kad tą centrą paaktyvinti. Metafizika, kas be ko, metafizika. Tai bus vienas svarbiausių dalykų, ar ne? Ir priežastis, va visko priežastis reiškia dėsnis. Nes taip yra sustruktūrizuota, taip. Kažkada suvokiau, jau taip vedžiau gyduolius. Bet dabar antra pakopa prisidės ta sielos šviesa, kaip ji nušviečia visą šitą. Bet tai bus pirma dalis, tai bus mėnesio pradžioj fiziniai gyduoliai, kūno gyduoliai, o mėnesio gale bus sielos šviesos. Va tas užsiėmimas. Tai tiesiog siūlau tiem, kurie girdi ir kurie jau pajunta. Siūlau sekti, nes aš visą vasarą vis plėsiu tą temą, vis aiškinsiu plačiau. Tam, kad mes sujungtumėm savo DNR, mums neužteks sėdėti prieš kompiuterį ir klausyti kieno nors paskaitų. Patikėkit, jūs tą jau žinot. Jūs tą labai aiškiai žinot. Čia yra tik informacija. Tai ačiū kol kas ir iki sekančio mūsų susibėgimo.